Sveiki, su jumis laida Ugnies tramdytojai ir aš ugniagesys gelbėtojas Karolis Sakalauskas. Pažiūrėkite, ką matysite laidoje. Sužinosite, kaip židinio meistro klaida garsiam dailininkui Jonui Daniliauskui vos nekainavo gyvybės. Matysite dainininko Merūno prisipažinimą apie vaikystėje uždegtą kaimyno garažą. Parodysime eksperimentą, kaip ugniagesiai gelbėtojai važiuotų į gaisrą sodų bendrijoje, kur aplinkui vien didžiuliai medžiai ir tvoros. Židinio meistro klaida žinomam dailininkui Jonui Daniliauskui vos nekainavo gyvybės. Specialistas iš Kauno blogai izoliavo židinio ortakį, dėl ko ir kilo gaisras. Dailininkas sako, kad dar ir šiandien jaučia dūmų kvapą, tačiau neprarado vilties ir padedamas bičiulių atgaivino studiją ir vėl ėmėsi teptuko. Erdvi ir šviesi vieno garsiausių lietuvių dailininko Jono Daniliausko studija atgimė lyg Feniksas iš pelenų. Naujai sudėti langai nuveja užmarštin prieš metus kilusi gaisrą. Mūzoms padedant dailininkas ir vėl tapo. Tačiau ant medinės jos kabančių medinių dievukų spalva išduoda, kad čia būta ugnies. Tai yra Florijono skulptūra nemaža, bet kadangi nuo laiko sunyko rankelėse, o tuo labiau ir kibirėlis, kur būdavo vandens pasitai, tai neišgelbėjau. Dalinai išgelbėjau. Bandydamas pritaisyti ugniagesių globėjų šventajam Florijonui medinę rankelę, dailininkas nuveja bet kokią mintį apie neviltį, nes anot jo viskas baigėsi laimingai. Namas iki pamatų nesudegė, o svarbiausia, jis liko gyvas. Kadangi aš po to gaisro papuoliau dar į ligoninę 10 dienų prasivoliau, nes apdegė ir veidas yra ir rankos, nors dabar, ačiū Dievui, viskas. Jokių žymių nelikė ten, gal tik taip plaučiuose dar taip labiau pasprengsi. Džiaugiasi likai gyvas ten, laiptais nusiritai, neuždusai. Ta lemtinga rudens sekmadienį, nieko neįtardamas, dailininkas atvažiavo į sodybą esančią Varinos rajone Dargužių kaime. Termometro stulpelis užėjus vidun rodė vos 12 laipsnių šilumos. Centrinio šildymo sakė jungti nenorėjęs. Tad nusprendė užkurti židinį. Vieną po kito sumetė keletą glėbių malkų ir nuėjo pas kaiminystėje gyvenantį krikštasūnį išgerti arbatos. Nežinau, gal kokią 10-15 minučių tą arbatą gėrėm su kaimynu. Ateinu, atsirakinu namą ir matau, kad jau kažkas viršuj traška ir dūmai laiptais leidžiasi. Tai jeigu būtų neužrakintas namas, tai būčiau galvojęs, kad specialiai kas nors padegė. Bet kad užbėgu ir žiūriu, toj vietoje, kur iš pirmo aukšto židinio išvestas ortakis, kad eitų karštas oras į antrą aukštą, dega grindys. Dabar tai jau čia izoliuota gerai, o tuomet buvo kaip ta galvutė buvo tiesiai matyta į grindys įmontuota, va čia ta anga metalinė. Grindys buvo medinės ir padarytos per mažos atotraukos nuo medinių konstrukcijų. Ilgai veikiama mediena karščio išsausėja, iš jos yra pašalinamas vanduo ir jinai tampa tokia kaip popierius ir užsidega nuo menkiausios padidintos temperatūros. Nei pats šeimininkas, nei židinio meistras net neįtarė, kad ortakis įtaisytas nesaugiai. Tačiau ugniai užsiplieskus nebebuvo laiko apmąstymams. Jonas pasakoja, kad nieko nelaukdamas šliūkštelėjo ant degančių grindų kibirą vandens. Vonioj turėjau prisileidę, kažkaip tai ruošiausi grindis plauti kibirą vandens. Užlėkiau, bet aišku, to kibiro nepakako. Iš pradžių bandė vienas galinėti su ugnimi, tačiau pastangos buvo bergždžios, nes ugnies liežuviai po kelių akimirkų jau laižė sienas ir siekė lubas. Prisikvėpavęs nuodingų dūmų ir apdegęs, tapytojas nusirito laiptais į pirmąjį aukštą. Laimiai atskubėjo kaimynas. Buvo iškviesta pagalba. Pirmieji atvyko vietiniai valkininkų ugniagesiai, kurie, kaip ir Jonas, kone plikomis rankomis bandė įveikti įsiplieskusią ugnį. Kadangi neturi nei respiratorių, nei kaukių, tai į antrą aukštą jau nepatenka jie, tai pasistatė kopėčias, išdaužė langą ir pradėjo nupilti tiesiog iš lauko. Kai kas ant stogų užsirito, bandė plėšti šiferį.
Laimiai netrukus pasirodė Varėnos ugniagesiai, kurie greit numalšino gaisrą. Jonas iki šiol dėkingas ne tik ugniagesiams, bet ir aplinkiniams Dargužių kaimo žmonėms, kurie išgirdę gaisrinių mašinų sirenas, suskubo į pagalbą ir puolė gelbėti pirmame aukšte buvusius daiktus, nes į antrą aukštą jau buvo neįmanoma patekti. Jūsų tie darbai, meno kūriniai visi kaip ir buvo viršuje, tai praktiškai jie taip ir kaip ir liko likimo valiai, ar ne? Nu, taip, aš turiu pasakyti, kai kurie net pagerėjo nuo to. Nu, kas tapo dūmais, sakau, galima tapyti ir ugnį. Ne, nu aš juokauju, aišku, bet dalis sudegė, dalį teko išmest, dalis dar išliko, bet sudegė, pavyzdžiui, daug pastelių, ten eskizai, o tų gaila. Buvo pilnas stalažas tokių, prikrauta ten bloknotų ir taip toliau, piešiniai iš natūros, ta prasme, medžiaga ta. Tai ten nuotraukų daug sudegė, paskui tie eskizai, o tų gaila, tos pradinės medžiagos praktiškai. O ten tapybos darbai, tai kągi, ten, žinot, prisimeni, o jeigu dar kai kurie yra tokie aplūkę ten ir apsilydę išlikę, tai jeigu pagalvojus, jeigu, norėsi juos antrą kartą, tai nutapysi, ne ant tų pačių, bet užsitemsi naują drobę ir pertapysi. Nemažai paveikslų laikytų pirmame aukšte kartu su baldais pavyko išgelbėti, tačiau kelios dešimtys per gaisrą buvo suniokota. Jeigu ten per daug to karščio ir taip toliau, ten ir gruntas ir dažai, jau jie pakeičia savo struktūrą ir praktiškai ten, nei jų ten parduosi, ne ką, tai aš juos sukroviau, tai palikau. Tapytojas apgailestavo, kad panašių įvykių atveju dailininkams neprieinamas jų kūrinių draudimas. Ugnis savo parašą padėjo ir ant drobės, kurioje nutapytas Feniksas, mitinis paukštis atgimstantis iš pelenų. Dailininko studija jau atgimė, savo eilės laukia ir Feniksas. Dailininkas Jonas Daniliauskas po šio įvykio sako susimastęs apie saugumą. Jo sodyboje ne tik perdarytas židinys, tačiau šeimininkas įsigijo ir kelis gesintuvus bei įsivedė priešgaisrinę apsaugos sistemą. Dažnas sako, kad ugniagesiai atvyko ne laiku ar per vėlai. Šį kartą paruošėme reportažą sodų bendrijų gyventojams. Pažiūrėkite, kokiomis sąlygomis tektų vykti ugniagesiams į gaisrą, jei tai atsitiktų sodų bendrijoje šalna. Dėmesio į ekranus. Liūdna statistika byloja, kad praėjusiais metais Lietuvoje kilo daugiau nei 11 000 gaisrų. Juose žuvo 150 žmonių, iš jų vienas vaikas. Vien gruodžio mėnesį Lietuvoje kilo 722 gaisrai. Nelaimės mastai kiekvienu atveju galėtų būti mažesni, jei ugniagesiai gelbėtojai netrukdomi galėtų pasiekti pagalbos laukiančių žmonės. Pastaruoju metu vis daugiau gyventojų renkasi gyvenimą atokiau nuo miesto, ramesnėse gamtos apsuptose vietose. Daug žmonių stato namus sodų bendrijose. Kas 10-11 gaisras kylantis gyvenamuosiuose arba ūkio pastatuose ir sodo pastatuose, tai, kaip sakiau, kas 10 gaisras kylantis, tai būtent yra sodo bendrijose. Sodų bendrijose kylantis gaisrai sukelia daug problemų ugniagesiams. Dažnai sunku rasti degančio pastato adresą, vandens šaltinius, kelią pastoja užgriozdinti pravažiavimai arba jų nepakankamas plotis. Pasitaiko ir taip, kad tame keliuke stovi paliktas automobilis, negali pravažiuoti pro jį, sunkus privažiavimai prie vandens šaltinių, nes ugniagesių automobilis atsiveža vandens 2, 3, 5 minutėm, žiūrint kokio dydžio, paskui tenka vandens pasipildyti. Daug žmonių žiemos, sakykime, metu sodo bendrijos negyvena, todėl pastebimas gaisras vėlokai, apie jį vėlokai pranešama. Gaisrinė mašina išvažiuoja iš Vilniaus Antakalnio rajono. Važiuojame Nemenčinės plentu. Sukame į vieną netoliese esančių sodų bendrijų. Ir štai, pirmas posūkis, pirma kliūtis. Kaip matote, pasukti į dešinę gaisrinės automobiliui sudėtinga. Norint įveikti šį posūkį, gaištamas laikas, o ugnis nelaukia. Bandome įveikti kitą posūkį. Šiame posūkyje mūsų gaisrinis automobilis negali pasukti todėl,
kad kelias yra apaugęs senais medžiais, gyvatvorėmis. Taip pat pravažiavimui trukdo šalia tvoros suversti akmenys. Bandydami įsukti į šią gatvelę ugniagesiai sugaišta ne vieną minutę. Įsivaizduokite, jei dabar dega jūsų namas ir išsiplėskusios liepsnos užima vis didesnius brangaus turto plotus. Laimiai, šį kartą tik atliekamas eksperimentas. Atsitikus nelaimiai, kiekviena minutė yra aukso vertės. Tačiau dabar mes užtruksime ne vieną minutę, kol atlaisvinsime pravažiavimą, kol išpjausime medžius, krūmus bei pašalinsime kitas kliūtis. Pagaliau gaisrinis automobilis įveikė posūkį. Ugniagesiai skuba link degančio namo. Tiksliau norėtų skubėti, tačiau keliukas siauras ir apaugęs medžiais. Šiuo siauru keliuku mums važiuojant, eglės šakos mums net nulaužė veidrodėlį. Tai yra dažnai pasikartojantys atvejai, kada medžių šakos išdaužo automobiliam langus, apibraižo automobilį ir taip toliau. Ugniagesiam atvykus dažnai į gaisro vietą, nes sodų bendrijose, trukdo ne tik tvoros šoninės, kurios yra, bet ir dažnai užkardai užrakinti. O dar didžiausias pavojus ugniagesiams būna ir trikdis ir pavojus, kai ne tik užkardos, betgi aukštį ribojantis rėmai yra įrengti. Tada tikrai ugniagesiai negali pravažiuoti, o kitą kartą neapsižiūrėję gali ir sugadinti savo automobilius. Realiai, kad jau gaisrinis automobilis bent jau pravažiuoti galėtų, tai kieto pagrindo turėtų kelią būti bent 3 metrai, o atstumas tarp tvorų, tarp gyvatvarių, tarp stulpų gaisriniam automobiliui pravažiuoti, 4-4,5 metro. Šis mūsų eksperimentas patvirtina, kad norėdami kuo greičiau atvykti į nelaimės vietą, ugniagesiai to padaryti tiesiog negali. Yra nustatyta, kad prie pagrindinio įvažiavimo į teritoriją turėtų būti sklypo planas su pažymėtais keliais, vandens šaltiniais. Dažniausiai vandens tokie šaltiniai tai būna sodų bendrijose atviri, tai tvenkiniai, retai kur rasi hidrantą, tai tik miesto teritorijose, vienoje kitoje buvusių sodų bendrijų teritorijoje tokių yra. Aišku, reikalavimas yra ir kitas, kad žiemos ypač metu privažiavimo keliai būtų tvarkingi, nuvalyti nuo sniego ir ne tik privažiavimo keliai, bet prie pastatų, bet ir prie vandens šaltinių, kurie numatyti gaisrų gesinimai. Taigi visų jūsų labai prašome, pasirūpinkite savo pravažiavimais, nugenėkite senus išsikerojusius medžius, bei tvoras tverkite taip, kad reikalui esant galėtų pravažiuoti ugniagesių gelbėtojų automobiliai. Kitu atveju nelaimės pasiekmės gali būti labai skaudžios. Įsidėmėkite, kilus gaisrui ugnis gali per 5 minutės sunaikinti nedidelį kambarėlį. Per 10-15 minučių sudega vienaaukštis pastatas. Tad operatyvumas ir galimybė kuo greičiau pasiekti degantį objektą yra labai svarbus. O jei jūsų kaimynui nerūpi nei jo paties, nei jūsų saugumas ir jis tvorą tveria keliuko teritorijoje, kreipkitės į valstybinių teritorijų ir statybos inspekciją prie Aplinkos apsaugos ministerijos. Ar kada nors susimąstėte, kokia pavojinga vieta gali būti garažas? Jeigu kyla pagunda jame laikyti daug kuro, pilstyti jį į skirtingas talpas, o tuo pačiu prisidegti cigaretę, nelaimės ilgai laukti nereikės. Jūsų dėmesiui tikrai istorija apie tai, kai žaidimas su ugnimi prie garažo akimirksniu sukėlė didžiulį gaisrą ir sunaikino brangų turtą. Nors garažai skirti mašinoms laikyti, bet neretai jų šeimininkai šias patalpas paverčia sandėliais, kuriuose prikaupia visokiausių daiktų ir netgi pavojingų degių medžiagų, tokių kaip benzinas ar alyva. Taigi iš pirmo žvilgsnio visiškai nekenksminga patalpa gali virsti pavojinga zona. Tuo dar vaikystėje savo gimtajame Kaune įsitikino operos dainininkas Merūnas Vitulskis. Pas mus šalia namų buvo tokie seni garažai, kur vyrai mašinas tuomet statydavo ir, žodžiu, ir tarp tų garažų visą laiką, ar rudenį, ar žiemą, nesvarbu, visą laiką pilna būdavo lapų prikrytę. Per visus metų laikus jie tiesiog puikiai išdžiūdavo. O aišku, dar garažų prižiūrėtojai, tai kurie, reiškia, žiūri aplink savo garažus ir ne kaip žiūrėdavo aplinką, nes savo mašinų tepalus jie tiesiog pildavo tarp jų. Kartą Merūnas su kiemo draugu šalia garažų nusprendė remontuoti petardas. Bebandant tas petardas iš naujo atgaivinti, iškūrėm tos lapus. Ir tie lapai tiesiog tapo kaip parakas. Ugnis greitai apėmė visą garažą. Nuo sovietų laikų buvo madinga garažus apdengti smala,
Tai tas man labai puikiai, žinokit, dega. Kartu su garažu. Na, žodžiu, visa siena realiai pradėjo degti, smilkti, jos užgesyti buvo neam, mes pakankamai persigandom. Vaikai puolė bėgti, bet apie gaisrą suaugusiems vis dėlto pranešė. Mes gavom labai stipriai velnių, aš puikiai tą atsimenu. Važiavo gaisrinė, viską užgesino, surašė raportą. Bene pavojingiausias produktas, kurį galima rasti garaže, yra degalai. Todėl su jais reikia elgtis itin atsargiai. Garažuose negalima laikyti daugiau negu 40 litrų degalų. Ir nedaugiau kaip 10 litrų tepalų. Ir visai nesvarbu, ar garaže laikote ar nelaikote degius skysčius, privalote turėti ne mažiau kaip 4 kg gesintuvą. Na, o dabar mažytis eksperimentas. Pabandysime atkartoti tai, ką Merūnas darydavo jaunystėje. Matote, kaip greitai užsiliepsnoja degų skysčiai. Taip, kad tikrai nepatarčiau to daryti namuose ar kitose patalpose. Sukelti gaisrą garaže nėra sudėtinga, o gailėtis gali tekti visą gyvenimą. Merūnas vaikystėje padegtą kaimyno garažą iki šiol prisimena su širdgrauža. Tai buvo labai skausminga patirtis. Kaimynas turėjo, aš puikiai atsimenu, kad turėjo seną moskvyčių, oranžinį moskvyčių, žmogelis tą moskvyčių buvo ten išgražinės, ką tai mano, aš džiaugiuosi, kad to moskvyčiaus nebuvo, nes galbūt aprūkė arba apsilydęs. Žodžiu, linkėjimai jums ir atsiprašau. Taigi, svarbiausia prisiminti, kad rūkyti ar kurti ugnį garaže griežtai draudžiama. Mūsų kūrybinė grupė siunčia tau, Merūnai, linkėjimus. Ir žiūrėk, daugiau niekada nežaisk su degtukais. Jeigu ryte kelią perbėga juodas katinas, visi žinome, ko galima tikėtis. Tačiau ar įsivaizduojate, kas atsitiktų, jeigu ugniagesiai iš karto po gaisro grįžę nuplautų automobilį? Arba, pavyzdžiui, pietums užsimanytų išsivirti koldūnų? O kas atsitiktų, jeigu į gaisrinę užsuktų moteris? Jūsų dėmesiui populiariausių ugniagesių prietarų 10. Nors dažniausiai prietarai neturi rimto pagrindo, tačiau gaisrininkai... Mes ugniagesiai mes gesinam, o gaisrininkai tie, kurie padeginėja. Tačiau ugniagesiai iš tiesų stengiasi prisilaikyti tam tikrų nerašytų taisyklių. Pats ir tikiu, ir netikiu. Dauguma į tą tiki ir tikrai būna, kad tai padarė, po to išvažiuojame gaisrą. Apklausę įvairių komandų ugniagesius gelbėtojus, sudarėme populiariausių ir dažniausiai minimų prietarų 10. 10. vieta. Ugniagesiai gelbėtojai tiki, kad naujokus pirmame gaisre būtina pakrikštyti, kad gerai sektųsi tarnyba, o ir gaisrų tektų gesinti kuo mažiau. Kai atėjau čia dirbti, pirmas gaisras buvo pirties degė. Tai į pirtį, ten šiaip aš net nežinojau, kad yra tokie prietarai. Ir į pirtį mane tiesiog, įviliojo, ar kaip pasakyti, padavė švirkštą ir sako, užeik, ten reikia biškį dar pagesinti, o mes čia jau pavargom. Po to paprašė tą švirkštą atgal, pasiėmė ir iš 2 švirkštų mane ten aplaistė. 9. vieta. Nemažai ugniagesių prietarų susiję su maistu. Yra netgi tam tikrų patiekalų, kuriuos atsinešęs pietums rizikuoja likti alkanas, nes būtinai iškvies gesinti gaisro. Ko gero net nespėjus pavalgyti. Sakoma, kad dažniausiai gaisrą gali priburti koldūnai, kurių pavadinimas yra kilęs nuo rusiško žodžio kaldavati, reiškiančio burti. Jeigu mes būtent šiandien pietų valgysim koldūnus, reiškia važiuosim į gaisrą. Bet tai, kartais būna pasitaiko taip, atsinešė kažkas įsiveria koldūnus, pavalgė koldūnus, po valandos kokios yra gaisras. 8. vieta. Ugniagesiai gelbėtojai, kaip ir dauguma kitų vyriškų profesijų atstovų, tiki, kad kokia nors bėda, šiuo atveju gaisras, gali kilti, jei jų tvirtovėje apsilankys moteris. Tai patvirtinančios statistikos rasti nepavyko, bet iš savo patirties galime pasakyti. Dar per patį pirmą šios laidos filmavimą moterų kalbinti pašnekovai vos įpusėjus interviu iš tiesų išlėkė į gaisrą. 7. vieta. Šis prietaras aktualiausias ugniagesiams gelbėtojams narams, kuriems tenka ekstremaliomis aplinkybėmis leistis į pavojingą povandeninį pasaulį. Narai turi toks prietaras iš senų narų, kur eina iš kartos į kartą, vadinamas, jeigu ieškai skendolių ir jį surandi,
tai visada su to skenduoliu pasisveikini. Kai jisai nesisapnuotų ir taip pat. 6. vieta. Dar vienas labai rimtas prietaras, grasinantis itin rimtomis pasiekmėmis, yra susijęs su mašinų švyturėliais. Negalima prieš budėjimą valyti švyturėlių. Ta prasme, kad pamaina, kuri priima mašiną. Ne ta pamaina, kuri mums priduoda. Nes yra tokie prietarai, kad išvalius švyturėlius galima išvažiuoti į gaisrą ir ten bus, kaip pas mus sakoma, vienetas. Ta prasme, lavonas. 5. vieta. Ugniagesių gelbėtojų mašinos aprūpintos įvairia gaisro gesinimo įranga ir kitais prietaisais, kuriuos budėjimą pradedanti pamaina patikrina kiekvieną rytą. Juk nepasakysi į avariją patekusiam dėjuojančiam žmogui: atsiprašau, pjūklas užstrigo. Todėl budėjimą pradedantys ugniagesiai vieną po kito traukia iš mašinos skyrių savo įrankius ir išbando, kaip jie veikia. 5. prietaras susijęs būtent su ugniagesių įranga. Prieš pat budėjimą, jeigu tu gauni arba įrangą, arba raciją kažkokią, tai sako, kad ją reikės patikrinti. Tai ir dažniausiai, kad tiki, kad išvažiuos į gaisrą ir ten tikri. 4. vieta. Jeigu kyla sudėtingi gaisrai, kuomet neužtenka vienos komandos pajėgų, į įvykio vietą skuba net keli ugniagesių gelbėtojų ekipažai. Gaisruose irgi, jeigu susitinkam su kitais komandais, kurie ten arba mes jiems padėm, arba jie mums, tai irgi neatsisveikinam, kad nereikėtų susitikti dar kartą per tą budėjimą. O su kita komanda susitinkam per budėjimą tik tai gaisruose. 3. vieta. Kai ugniagesiai grįžta iš gaisrų, dažniausiai būna suodini ir pavargę. Kad vėl nereikėtų skubiai lėkti gesinti dar vieno ugnies židinio, jie stengiasi prisilaikyti šio prietaro. Grįžus iš gaisro nepataria plauti iškart mašinos. Iš ryto geriausia nuplauti mašiną, kad jeigu nuplauni, vadinasi mašina švari ir tu pasiruošęs ir vėl važiuoti. Ir dažniausiai važiuosi. Geriausia iki ryto palaukti ir išvalyti ryte. 2. vieta. Kai jūs rytais skubate į darbą ir stovite automobilių spūstyse, lygiai 7:30 visoje Lietuvoje naujos ugniagesių gelbėtojų pamainos pradeda savo budėjimą. Tačiau ugniagesiai gelbėtojai vieni su kitais neatsisveikina ir nelinki viso gero. Negalima sakyti ten gerai padirbėt arba panašiai išėjus. Nes jeigu gerai padirbėt, tai ir dirbsim. Atsisveikindami iš ryto, pamainai, kurie jau priėmė pas mus budėjimą, mes nesakom iki arba ten viso gero arba gero darbo. Geriau pasakyti sausų rankovių, kad žmonės nevažiuotų į gaisrą, o rankovės būtų sausos. 1. vieta. Populiariausias prietaras, kurį dažniausiai mini ugniagesiai gelbėtojai, yra susijęs su apranga. Be to, ugniagesiai gerai pagalvoja, kada ir kur valyti tarnybinius batus. Pavyzdžiui, atėjo kažkas tai su naujais batais, ar ta prasme išplauta uniforma. Jau reiškia bus gaisras. Prieš budėjimą iškart iš ryto negalima valyti batų. Geriausia arba namuose padaryti. Nes dažniausiai sako, kad važiuos į gaisrą. Žinoma, sunku prognozuoti, pasitvirtins prietaras ar ne. Bet kaip sakoma, jei pats būsi atsargus, tai ir Dievas apsaugos. O aš irgi mėgdavau valgyti koldūnus prieš tapdamas ugniagesių gelbėtojų. Bet manau, kad teks atsisakyti. Gerai, kad dar nėra kokio nors gėrimo, kuris galėtų prišaukti gaisrus. Šiam kartui tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Ramios jums savaitės. Ir kaip mes ugniagesiai gelbėtojai sakome, artimui pagalba, Dievui garbė.